Taigi labas vakaras visoms. Mes taip prieš tai jau ar ne aptarėm, kas norit gali daryti kartu, o šiaip aš padarysiu įrašą. Jeigu ką, tai galėsim pasidalinti tuo įrašu ir tiesiog paskui peržvelgti. Jeigu merginos kokių klausimų, kai jūs darysit vienos pačios ar ne ir kiltų kokių klausimų, jūs drąsiai galite mane kreiptis, aš pasistengsiu padėti. Ir tiesiog išspręsime visą tą reikalą. Aš tikiu, kad bus kažkokių tai neaiškumų, nes vis dėlto tos platformos, kaip ir minėjau, yra shopify.com ir yra shopify.co UK, tai gali galbūt šiek tiek kažkur tai skirtis. Na, aš tikiu, kad nesiskirs ir mums bus viskas gerai. Taigi dalinuosi aš savo ekranu ir mes pradėsim savo tokią labai įdomią paskaitėlę. Iš tikrųjų, aš pati pirmą kartą tai darau. Ar matot viską? Matot? Viskas gerai. Shopify platforma, kiek aš bent jau domėjausi ir kiek kalbėjau su žmogum, kuris man darė profesionalią elektroninę parduotuvę, tai man pasakė tokius keletą pliusiukų, ar ne, kad Shopify mes galime daryti patys, praktiškai be jokių internetinių sugebėjimų, tokia pat kaip ir aš, be jokių žinių, tai ir tiesiog susikurti elektroninę parduotuvę savo jėgomis. Kur nauda yra dar? Shopify šita platforma mums elektroninę parduotuvę leidžia susikurti nemokamai ir tiesiog naudotis elektroninę parduotuvę 14 dienų. Jeigu per 14 dienų, merginos, jūs nespėjote ar ne ten susikelti, ar tiesiog, na, paprastai, jeigu paskaityti visą tą informaciją apie Shopify, Shopify sako, 14 dienų jūs galite tiesiog susikurti parduotuvę ir jeigu per 14 dienų jūs negavote pardavimo, ar ne, neturite jokio pirkimo savo parduotuvėje, jūs galite parašyti Shopify, ar ne, kur yra aptarnavimo, ar ne, skiltis, ar ne, dabar man net nerodo, bet žodžiu per savo elektroninę parduotuvę, jau paskui mes ten matysim, jūs galite parašyti jiems ir paprašyti dar netgi savaitę ar netgi iki 2 savaičių, jie drąsiai ir noriai duoda dar 14 dienų, tiesiog, kad jūs pabaigtumėte savo parduotuvę tvarkytis, ar ne, ir kad gautumėte pirmosius tos pirkimus, ar ne, ir pardavimus. Tai yra, na, beveik visas mėnuo, ar ne, kai turime mes paleisti savo parduotuvę ir tiesiog pradėti dirbti. Toliau, aišku, aš nenorėčiau kalbėti apie parduotuvės uždarimą, bet aš pasakysiu, labai lengva. Jeigu sugalvotumėt tiesiog ir uždaryti, parduotuvė yra labai lengva uždaryti, vėliau irgi parodysiu prie nustatymų, kur tai reikia paspausti vieną mygtuką ir jūs tiesiog uždarote parduotuvę ir nustojam imti nuo jūsų pinigėlius. Tai kaip prasideda mūsų parduotuvės kūrimas, ar ne? Paprasčiausiai rašome savo elektroninį paštą, ar ne? Aš rašysiu savo asmeninį, kadangi turiu ir tiesiog spaudžiu, kad pradedu, ar ne? Susigalvoju pasvordą, ar ne, jūs taip pat, ir parduotuvės vardą. Parduotuvės vardas čia tik tai savo įrašote, nes tą parduotuvės vardą mes dar galėsime koreguoti vėliau. Tiesiog, ar ne, sakysim, nežinau, kaip mes galim. Ne, aš tiesiog su tokia, ne, gražuolio papaisa. Kaip pavyzdį, jūs nežinau. Vėliau apie kai pirksim domeną, aš truputėlį papasakosiu. Kažkas dar nori prisijungti. Ar darot, merginos, kažkas kartu su manim? Parašykit man, darot. Linute darai, ar ne? Gerai. Jolanta, bet jeigu padarysiu ir nepradėsiu, tai turiu ją panaikinti paskui, ar turiu, man kokie mokesčiai gali ateiti, tarkim, ar galiu taip tik žaisdama daryti, ar jau geriau čia rimtai prisėsti, supranti? Ta 14 dienų tu turi nemokamai. Ir tol, kol tu nepridėsi savo visų mokėjimo duomenų, ar ne, nuo kur tave galėtų nuskaičiuoti, tau nieko ir nebus. Tau tiesiog siūs priminimus laišku, kad pas tave yra ta parduotuvė ir tiesiog
Tu galėsi parašyti, kad tiesiog aš čia pasibandžiau, kažkas, aišku, jie tada jau klausė, nes man kažkada tai buvo, kad aš tiesiog bandinėjausi ir jie klausė, kas nepavyko. Tikrai labai noriai padeda ir jie tikrai labai greitai, operatyviai sprendžia visas problemas, jeigu kažkas būtų neaišku. Tikrai teko man susidurti, tai, na, tikrai šitoj vietoj. Tai va, toliau ar ne, mūsų elektroninis paštas, slaptažodis ir tiesiog parduotuvės vardas, ar ne? Spaudžiame create story, ar ne? Ir įeiname į savo parduotuvę, ar ne? Jau čia kaip ir mūsų ta parduotuvė būtų. Čia bus keletą tokių klausimų. Jie klausia, ar ne, ar mes esame tiesiog pradedantis biznis, ar tik tai, va, kaip Linutė klausia, ar tik tai žaidžiu, ar ne, ir tiesiog, va, ar jau mes turime verslą ir taip toliau. Aš galiu tiesiog, va, na, šiaip savo, ar ne. Čia nespaudžiu, kad aš esu kažkoks tai dizaineris ir taip toliau, tiesiog aš esu paprastas klientas, kuris visiškai nemoka, ar ne, ir neturi žinių apie šitą elektroninę parduotuvę ir toliau mus permeta į mūsų duomenų susivedimą. Tiesiog įsivedame, ar ne, vardą, pavardę, adresą, ar ne. Aš galiu pabandyti, ar ne, suvesti, manau, automatiškai meta. Aš trinsiu šitos duomenis. Tiesiog aš įvedžiau kaip paprasto žmogaus, ar ne, duomenis. Aš nespaudžiu, kad esu registruotas kaip verslas, tiesiog paprastas žmogus, ar ne? Ir toliau paspaudžiu Enter My Store. Jeigu merginos reikėtų truputėlį lėčiau, jūs man tiesiog rašykit, aš matysiu jūsų žinutes arba klausimų, jeigu kokių kiltų, ar ne? Viskas. Mes jau esame savo parduotuviai, ar ne? Mes matome homepage, mūsų užsakymai, produktai, klientai ir visa kita, ar ne? Ir čia parduotuvė pati. Ką toliau mums reikėtų nueiti, tai mums reikėtų nueiti į settings, kairėje pusėje apačioje, matote, yra nustatymai. Va čia. Matot, merginas? Paspaudžiam. Ar spėjat? Aš nebekuriu, nes kitaip neišeina. Geriau video žiūrėsiu ir tada. Gerai. Pasidarome visų pirma nustatymus. Tai būtų pagrindiniai mūsų nustatymai, ar ne, kur reikėtų suvesti savo informaciją. Čia mes vėlgi matome, ar ne, parduotuvės, kur užrašėme Gražuolė pabaisa, ar ne, mūsų elektroninis, ar ne, laiškas. Šiaip tai Iveta turbūt anglų kalba, turbūt tik tai anglų kalba. Yra. Aš taip manau, nes store kontakto e-mailas. Šiaip jeigu planuojate, ar ne, dirbti jau taip rimčiau, ar ne, aš rekomenduočiau nenaudoti asmeninio, bet kadangi aš jums čia tik tai rodau, tai aš įjungiu savo asmeninę, ar ne, tiesiog susikurti, ar tai tam pačiam Gmail'e, ar kažkur, tai tiesiog, kad būtų kažkas tai su jūsų galbūt parduotuvės pavadinimu, kažkoks tai profesionalesnis, ar ne, atrodantis elektroninis paštas. Čia mes nusistatome industriją, kurią mes prekiausime, tai turbūt bus grožio, ar ne, pasižymiu, kad grožio, ar ne. Toliau reikėtų įvesti duomenis, bet aš nieko nevedu, kadangi, ar ne, esu tik tai kol kas neturiu jokių, ar ne, duomenų ir taip toliau. Ir pačioj apačioj aš pasirenku, kuom aš prekiausiu. Va čia, merginos, reikėtų pasirinkti, ar ne, kadangi aš svarais, ar ne, jūs galite pasirinkti eurus, jeigu Lietuvoje, ar ne. Tai reikėtų pasirinkti eurus ir paspausti save. Tiesiog išsaugojam. Toliau, vėlgi mes grįžtam į settings, į nustatymus, ar ne, ir pereikime prie shipping ir delivery. Tiesiog pristatymo, ar ne, informaciją. Čia mes vėlgi, ar ne, nusistatome savo reitą. Paprastai reitas, kadangi parodysiu vėlgi toliau eigoje, reikėtų įsivesti pristatymo kainą, ar ne? Čia kažkodėl automatiškai nustatyta 15, ištrinu, ar ne? Ir nusistatyti, kurią šalis jūs siunčiate.
Jeigu Lietuvoje, tai tiesiog reikėtų pasižymėti Lietuva, ar ne, kad siunčiate tik tai Lietuvoje ir tiesiog padėti varnelę. Ir tada įrašyti shipping. Čia, kur yra free, ar ne, tai yra nemokamas, jūs galite įrašyti, kokia kaina būtų už pristatymą. Čia, ar ne, sakysim, 2,90. Aš kaip pavyzdį tiesiog įrašau, ar ne, kad pristatymas 2,90. Ar ne, ir vėl paspaudžiu. Čia man rašo kažkodėl, ne? Ir išsisaugojam. Galite prie Lietuvos ar ne dar pasirinkti kitas šalis. Pavyzdžiui, norite iš Lietuvos siųsti į Angliją, ten Airiją ar kažkas, vėlgi ar ne įeisit ir vėl pasispausite edit ir tiesiog susirasit, pažymėsit varnelę kitas jums aktualias šalis, kur norėsit siųsti. Tai va, išsisaugojam, ar ne? Ir vėlgi grįžtam atgal į tos pačius nustatymus ir ką mums dar reikėtų pasirinkti, tai yra planas, ar ne, mūsų parduotuvės. Mane jau mato, aš toj tada persijungsiu, parodysiu, kaip atrodo planas pas mus. Planas yra, kai mes mokame aptarnavimą, o šitos platformos mes mokame metinį mokestį, ar ne, jinai imatuoja, aš parodysiu. Va. Yra 3 tokie mokėjimai. Pas mane yra nustatytas pats pigiausias, šitas, ar ne, aš metus moku Shopify kompanijai, tiesiog, kad jie man, ar ne, suteikia galimybę turėti tą parduotuvę. Jeigu pasinagrinėti, ar tai yra geriausias variantas, na, aš abejoju, aš moku šiek tiek brangiau jiems už tai, ką moka klientai, ar ne, kai man klientas sumoka pinigėlius, aš Shopify dar turiu sumokėti 2 procentus nuo šitos sumos, kad jie man taip pat leidžia sujungti, ar ne, mano PayPalą ir mano kortelę. Jeigu žiūrėti, ar ne, kitus planus, aišku, yra truputėlį pigiau, bet ir aptarnavimas yra šiek tiek brangesnis, ar ne, čia vėlgi reikėtų pasinagrinėti, bet aš pradžiai kaip nemokėdama tiesiog pasirinkau patį pigiausią ir, na, man pakankamai veikia, ar ne, atsiperka dar tas, sakysim, ar ne, tie 2 procentai nelabai ir jaučiasi. Kur tie 2 procentai atsispindi, jūs gaunate mėnesinį, ar ne, pasakysim, pasirinksit planą, ar ne, pasirenkat planą ir nuspaudžiat, kad... Vat. Ir čia jau reikės pridėti savo kortelės duomenis, vat, kur ir Lina klausė, ar ne, kada mane. Tai jūs galite šitą planą pasirinkti jau, kada jau jūs norėsite tiesiog paleisti savo parduotuvę į apyvartą, ar ne, kai jau norėsit rinkti klientus ir taip toliau. Aš tiesiog kancelinu ir grįžtu atgal. Tai čia turbūt bus viskas, mes nusistatėme General Payments, to vėlgi, ar ne, Payments galim prieiti ir apsitarsim. Payments reiškia tada, kaip jums klientai apsiskaitinės, ar ne, ar jūs norit, kad jums mokėtų tik PayPal'u ir vat mato, čia pasirodo mano tie 2 procentai, ar ne, nuo kiekvieno mano mokėjimo, ką moka klientai, jie nuskaičiuoja po 2 procentus nuo mano šitos sumos. Tai čia reikėtų vėl, ar ne, pasispausti set by PayPal, tiesiog susikurti, jeigu neturit PayPal'o account'o, susikurti ir jį čia reikėtų įrašyti, ar ne? Aš pabandysiu paspausti ir parodyti, kaip tai atrodo. Tiesiog, va, susikursit, ar ne, ir automatiškai jau jums bus pridėtas. PayPal'o susikurti vėlgi, ar ne, gali prašyti jūsų adreso patvirtinimo ar kažkas tai tokio ir tiesiog labai lengvai. Toliau, Stripe. Stripe yra paskirtis tokia, kada pas jūsų elektroninę parduotuvę ateina klientas tiesiog su banko kortele, ar ne, turit banko
kortelės duomenis ir gali tiesiogiai suvedus duomenis jums paimti ir susimokėti, ar ne? Lietuvoje domėjausi, kadangi čia yra kom, ar ne, ir kaip Lietuvoje daro. Žinau, kad Lietuvoje yra populiaru Paysera ar kažkas tai tokio. Pataisys mane merginos, jeigu suklydau, ar ne? Kažkas tai tokio, kur žmonės gali taip, ar ne? Kur gali tiesiog ateiti ir padaryti bankinį pavedimą, ar ne, ir atsiųs kažkokią tai kopiją, ar ne, mokėjimo. Tai vėlgi, jeigu jūs norėtumėt pridėti dar šitą mokėjimą, jums reikėtų susisiekti su Shopify, ar ne, kad jūs per savo elektroninį paštą, kurį įvedėte, ar ne, parduotuvės pradžioj, tiesiog parašyti jiems elektroninį laišką, kad aš norėčiau pridėti Payserą ir jie paaiškina, kaip reikia pridėti, nes tikrai sakė, galima pridėti. Aš turiu tik pasirinkus Stripe ir vėlgi mes čia matome, ar ne, kad nuo manęs nuskaičiuoja 2 procentus ir tiesiog aktyvavus esu, ar ne, vėlgi. Ir čia būtinai reikėtų pasižymėti automatiškai, ar ne, kad visi eina mokėjimai ir vėlgi, ar ne, suvedus visus savo PayPal kortelės duomenis, jūs paspaudžiate šitoj vietoj išsaugoti. Tai va, vėl grįžtame prie nustatymo. Prie nustatymo vėlgi kaip ir būtų, aš dar galiu perbėgti, pasižiūrėti, kas čia yra, ar ne. Vėlgi čia yra checkoutas, kai mes galime paprašyti, ar ne. Parodau, ką aš esu nusistačiusi, kad yra, kurie gali ateiti, kaip registruoti, ar ne, nariai į mano parduotuvę, arba tiesiog kaip svečias ateiti ir apsipirkti be jokių registracijų, be nieko. Tiesiog atėjau, susidėjau krepšelį prekes ir apsipirkti. Vėlgi čia jūs galite prašyti, kad jums klientas paliktų ar tai elektroninį paštą, ar ne, nežinau, kokiu būdu jums siunčia, tiesiog kai prekės yra išsiunčiamos, gali siūsti arba telefono numeriu, ar ne, apie žinutę, kad va, prekės išsiustos ir automatiškai jisai gauna žinutę. Arba tiesiog rinkti elektroninius laiškus, kas vėl, ar ne, yra labai aktualu. Aš vėlgi vėliau papasakosiu, kam yra renkami tie elektroniniai laiškai, ar ne. Toliau, čia, ko mes reikalaujame iš kliento, kai jisai apsiperka. Visada prašau, ar ne, nustatau, yra forma, ar ne, kurią pažymiu, kad reikalauju pirmo vardo ir pavardės. Kompanijos vardas tiesiog nebūtinas, ar ne, adresas, kad būtų pilnas adresas. Ir čia vėlgi, ar ne, prie shippingo, kad būtų telefono numeris. Vėlgi yra kaip ir būtinas ar nebūtinas, jūs tiesiog pasirenkate. Pas mane yra Hayden. Ir toliau, vėlgi, ar ne, čia esu paspaudusi, kad nematytų, ar ne, kada aš išsiunčiu prekę, bet šitą aš galiu koreguoti su kiekvienu užsakymu. Aš galiu jums tuoj pat parodyti, ar ne. Kai pas mane apsiperka žmogus, va čia yra dar neišsiųstas užsakymas, ar ne, kai pas mane apsiperka žmogus, aš matau tokią žalią langelį. Tiesiog šitas užsakymas dar yra neapdorotas, ar ne? Kai aš šitą užsakymą apdoroju, paspaudžiu šitą mygtuką, įvendu siuntos numerį, ar ne? Nuspaudžiu, kokią kompaniją išsiunčiau užsakymą, ar ne? Sakysim, Royal Mail, ar ne? Sakysim, Royal Mail, ar ne? Ir nuspaudžiu va čia varnelę, apačioj send shipments details, kur klientas gauna visą informaciją, kur jo siunta yra. Ir tiesiog, kai aš nuspaudžiu, ar ne, dabar nepasikeis, kadangi manęs prašo automatiškai pridėti numeriuką. Kai klientas gauna į elektroninį paštą, jam rodo tiesiog žemėlapį, tokį žemėlapį map, ar ne? Kur jo siunta keliauja. Ir jisai gali kasdien tiesiog pasižiūrėti, kur jo siunta yra kasdien ir kada jisai jau ateis pas jį. Toliau, čia kaip ir būtų viskas mūsų nustatymai, ar ne, tie pagrindiniai viskas nustatyti. Čia dar notification pasižiūrėkim, čia nieko nėra. Tai va, čia kaip ir viskas.
tiesa dar apie mokesčius, ar ne? Jeigu galite nusistatyti, dabar kadangi Brexitas ir visi išeina, ar ne, iš tų, tai galima tiesiog, bet aš esu kai kur jau paspaudusi, kad kur man reikia, ar ne, kur aš siunčiu, nuspaudus ir suredagavus, ar ne, va tiesiog įrašius, ar ne, procentus, arba tiesiog jeigu jūsų šalyje nėra tų mokesčių, jūs ir nespaudžiat jokių mokesčių ėmimo iš tų klientų. Jeigu yra pažymėtas, kad yra procentėlis, tai automatiškai prie jo užsakymo dar dasideda papildomas šitas procentas, ar ne, jis yra nuskaičiuojamas. Tai prie kiekvienos šalies, kur jūs nuspaudžiate, ar ne, bus pažymėta, va tiesiog, kad va čia, ar ne, collecting, tai kur siunčiu į vietinę, tai tiesiog nereikalauju, ar ne, ir va United States, aš vėlgi galiu, ar ne, neprašyti, ar ne, tiesiog to mokesčio. Toliau mes pereikime prie įdomesnės dalies, ar ne, čia kaip yra mūsų parduotuvės tokie nustatymai pagrindiniai. Kairėje pusėje pasispaudžiame online stores. Matot, šitoj vietoj. Pasispaudžiame čia. Pas jūsų čia bus tuščia, visiškai tuščia, aš to pereisiu prie kito. Bet čia yra visiškai mano naujas, ar ne? Taip jūsų parduotuvė atrodys, kai jūs bus online stores paspaudžiam, ar ne? Ir va taip atrodys jūsų parduotuvė. Parduotuvė rodo jūsų kompiuterį, kaip atrodo, ir jūsų telefone iškart jūs matote. Matote? Toliau, ką mums reikėtų pasirinkti, tai pasirinkti, kaip atrodys jūsų elektroninė parduotuvė. Ir parduotuvės šitos temos yra nemokamos, kurios siūlo pati Shopify, arba jūs galite tiesiog imti ir sumokėti pinigėlius ir išsirinkti, kokį savo norite, ar ne? Aš įeisiu tiesiog nemokamą, nes aš ir pati turiu pasirinkus nemokamą išvaizdą, ar ne, kaip mano parduotuvė atrodo, ir tiesiog galite pasikoreguoti, ar ne? Jūs galite pasibandyti, va, pavyzdžiui, pasimti šitaip, ar ne? Jūsų pavyzdys atrodys parduotuvė šitaip. Ką rekomenduočiau, ar ne, daryti, kai aš pati kūriausi, kai man tiesiog buvo toks patarimas duotas, kad jeigu aš nesu profesionali parduotuvės, ar ne, kūrėja, tiesiog pasirinkti parduotuvės vaizdą, kad jisai būtų pats langas baltas ir tiesiog rinktis spalvas, vat, pavyzdžiui, kur yra atsiskaitimas, ar ne, kažkokia tai ryškesnė spalva. Tiesiog labai paprastai, kad nebūtų toks, na, sakysim, na, iššaukiantis, ar ne, galima taip pasakyti. Čia vėlgi mes galime pasirinkti, ar ne, vat, spalvas, kaip galim koreguoti, galim, kad atrodytų šitaip, spalvas ir visa kita mes galėsime koreguoti. Čia yra tik taip pats parduotuvės dizainas, mes dabar renkamės, ar ne. Galit persibėgti, kaip, pavyzdžiui, šitas jums atrodytų, ar ne, čia vėl, kaip ir sakiau, matom, kaip atrodo mūsų kompiuterį ir telefonė. Galim, vat, ar ne, sakyti, kad ir šitą, ar ne, pasirinkat, yra daugiau, jūs pasirinksit pagal save. Ir tiesiog pasirinkus šitą, man reikėtų, matot, čia užtruks 30 kažkur sekundžių iki minutės, kol užkels mūsų šitą pasirinktą temą parduotuvės į mūsų parduotuvę, ar ne, į mūsų parduotuvės išvaizdą. Viskas rašo, ar ne, kad čia yra pridėta. Toliau sekantis žingsnelis būtų, kad mes turime paspausti publish, tiesiog, kad pilnai jau patvirtinti ir kad mūsų, viskas. Matot, ir mūsų parduotuvė atrodo štai taip. Toliau spaudžiame šitą žalią mygtuką. Customize. Ir mes matome savo parduotuvės vaizdą, ar ne, be jokių paveikslėlių, be nieko, tiesiog, ar ne. Šituos visus vėlgi mes galime, vat matome čia, ar ne, kairėje pusėje mes matome savo mygtukus, ar ne, jeigu pasižiūrėsit, ar ne, čia yra slideshow, tai yra šitas sritis, priekinė, ar ne, ir kaip pavyzdį aš galiu paimti, ar ne, įkel kažkokią tai
Linute, spėji? Ar įmanoma spėti? Aš žinau, dabar tik tai žiūriu, Jolanta, šiaip labai įdomu. Paskui darysiu. Gerai. Kai įrašų darysiu, labai gerai. Tiesiog galime pasiimti, ar ne, kažkokią, galime įkelti iš savo kompiuterio nuotrauką, arba netgi pati Shopify platforma siūlo mums netgi profesionalias nuotraukas, nemokamai. Tiesiog pasispaudžiame, ar ne, free image, va šitoj pusėje, ar ne, ir tiesiog galime pasirinkti kažkokį tai, šitą gal nelabai, na, tiek to tegul būna, gal kažką tokio ryškesnio. Va, ar ne? Kaip ir minėjau, vėlgi spalvas mes galėsime patys pasikeisti ir susiderinti. Dabar, aišku, aš tik tai rodau ir tiesiog nederinu, ar ne? Va, sakysim, šita spalva ir šita jau nelabai kaip ir atrodytų vizualiai. Paspaudžiu, kad užkraunu šitą nuotrauką, ar ne? Ir kampe dešiniai pusėje paspaudžiu, kad išsaugoju. Nes jeigu neišsaugosit, šita nuotrauka ir nepasiliks va šitoj vietoj pas jūs. Toliau ką darau? Grįžtu atgal, matot va čia. Ne, grįžtu atgal. Galiu pridėti dar vieną, ar ne, slaidą. Vėlgi, ar ne? Nes matot, va čia jau matosi 2. Ar ne? Ir čia mūsų viršuje atsidarius parduotuvė tiesiog eis va taip, ar ne? Nuotraukos slaidins, ar ne? Pasirenku dar kitą nuotrauką, ar ne? Sakysim, krislas. Kažką tai tokio. Va. Vėlgi paspaudžiu select ir išsaugoju vėlgi nuotrauką, kad jinai man būtų graži. Toliau. Kai mes šitas nuotraukas susidėliojame, ar ne, pas mane parduotuvėje yra padaryta, aš perbėgu į savo parduotuvę, parodysiu, ką galima šitoj vietoj dar padaryti. Pas mane ant nuotraukų galima tiesiog užėjus ir paspausti. Vat matot, paspausti, ar ne? Paspausti ir mane nukelia į akcijas mūsų. Kaip tai padaryti, dabar rodau ant šito, ar ne? Va čia, kai kėlėmės nuotrauką, ar ne? Matot, va čia apačioj yra link. Čia vėlgi, ar ne, mes kai susikursime savo page'ą, tiesiog paimsime ir pažymėsime iš šito sąrašo ten, kur mes įkėlėme savo akcijas, ar ne, va čia turėtų būti. Arba mes galime pažymėti netgi produktą, ar ne, va sakysim, kaip pavyzdį tuoj parodysiu. Pas mane antroji skaidriai yra vyriškas šampūnas. Matot? Ir aš paspaudus ant šitos nuotraukos mane numeta į mano pirkimą. Matot? Tai mes šitoj vietoj, kai įdėsim va šitą, ar ne, sakysim, pardavinėtumėm kavą, mes užeinam ant savo produkto ir tiesiog tą produktą pažymim. Dabar aš pažymėsiu visus ir automatiškai mus įmes į mūsų katalogą. Ir vėlgi kampe turėčiau paspausti save. Tiesiog išsaugoju tai, ką padarau. Kiekvieną kartą, bet kokį žingsnelį padarius, mes turim tiesiog išsisaugoti. Grįžtam atgal, aš toliau. Slaidžių, va čia, tų nuotraukyčių, ar ne, mes pridėjom 2, bet jūs galit pridėti ir 5, ir 6, ir 7, jau kiek jūsų širdis geidžia. Toliau. Toliau, kas yra collection, šitas, ar ne, mes šitą puslapį galim vėlgi koreguoti, grįžtu atgal. Šitoj. Dabar mes matome čia, ar ne? Toj mergaitės, aš dar grįšiu, nematau, kur mūsų produktų katalogas. Va čia. Ateiname į home, matot, viršui. Ir čia mes turime produktų skiltį, ar ne? Matosi? Kaip aš dedu produktus, aš produktus tiesiog naudojasi mūsų tiande.eu, ar ne? Užeinu ir ten
Matosi, ar ne? Matosi, Lina, kaip? Tai va, sakysim, kaip pavyzdį, ar ne? Man reikia įsikelti šitą šampūną, tai aš tiesiog ir darausi, kadangi yra kokybiška nuotrauka ir visas nuotraukas, jeigu imsiu iš čia, tai mano parduotuvėje jos visos bus vienodos, lygiai tokios pat. Ir jos gražiai susidėlios. Tai aš ją, žinoma, pasididinu, išsisaugoju, viską darome, aišku, rankiniu būdu. Ar ne? Išsisaugoju. Toliau, aprašymas vėlgi yra čia, ar ne? Ir grįžtu į savo parduotuvę, uždedu pavadinimą. Ar ne? Galima dėti dar prirašyti, ar ne, kiekis, koks yra, ar ne, sakysim, 420 ml, jeigu, nes tikrai būna, nori, ar ne, 450. Toliau nukopijuoju čia. Čia vėlgi, ar ne, reikėtų, būna, kad meta klaidų, tiesiog reikėtų susilygiuoti, ar ne, ir pasispausti, kad viskas būtų gražiai ir lygiai sudėliota. Netgi pas mane įdiegta, kad rašo, kur klaidos, ar ne, yra. Toliau, ką aš padarau, pridedu nuotrauką iš savo kompiuterio, kur išsisaugojau, ar ne. Ir rašau kainą. Jeigu pas mūsų yra akcija, ar ne, jeigu, sakysim, šitas produktas dabar turi mūsų akciją, ar ne, ir yra su, sakysim, 15, 20 ar 30 nuolaida, aš tiesiog čia įrašau tą kainą, ar ne, kuri, sakysim, yra, na, sakysim, 10,60, kaip pavyzdį, ar ne. Ir tada automatiškai mūsų parduotuvė jisai matys, kaip yra su akcija. Čia yra reali kaina, o čia bus jau mūsų akcijinė kaina. Toliau, ką padarau, įrašau produkto kodą, ar ne? Galima pasižymėti, kiek yra parduotuviai mūsų produktų, ar ne? Arba galima tiesiog nežymėti ir pažymėti varnelę, kad jeigu ir nėra, ar ne, mūsų parduotuviai išsiparduoti visi produktai, produktas vis tiek gali būti parduodamas, ar ne, ir klientas gali pirkti, nors ir čia yra nuliukas. Matot? Ne? Nes čia aš galiu dažniausiai aš dedu, kad 100, kad nereikėtų kas mėnesį man tikrinti ir žiūrėti, ar yra visi produktai. Tiesiog pažymiu, ar ne, kad produktą gali vis dėlto pirkti, kai yra išparduotas, pažymiu svorį. Čia pažymiu, kad gramai. Ir čia nustatome regioną, ar ne, kad yra pagamintas. Nors čia nebūtinai, aš šiaip tai niekur nesu nustačius, esu įdėjus aprašymą apie kompaniją, ar ne, ir tiesiog palikus taip. Toliau, variantai. Jeigu mes pardavinėjame, sakysim, dydžiai, ar ne, gali skirtis spalva, ar ne, to paties produkto, gali kažkoks tai pavadinimas, ar ne, skirtis, ar kažkas tai tokio, tai mes čia turėtumėm pažymėti. Sakysim, skiriasi dydis, ar ne? Taip ir darom, ar ne? Sakysim, buvo 450 ml. Gali būti, pavyzdžiui, 400 ml. Aš čia tiesiog merginos rodau kaip pavyzdį, ar ne, kad gali taip skirtis. Ir toliau aš, ar ne, kiekvieno varianto vėlgi suvedu sumas, kokie kainuoja, kiek aš turiu vienetų šito ir kiekvieno produkto kodą. Pavyzdžiui, ar ne, 0 per brūkšnelį pas mūsų būna ar tai 0,1 ar 0,2. Taip. Toliau. SEO, ar ne? Čia mes matome tai, ką matys mūsų klientas atėjęs į Google. Ar ne? Šitą informaciją mes galime redaguoti ir sakyti, na, tas, kas daro savo SEO, ar ne, gali tiesiog paspausti ir tiesiog sakyti, kad čia yra Tiandri kompanijos šampūnas, ar ne? Tiesiog kažkaip tai, kad kuo dažniau ir daugiau mūsų rastų, ar ne? Tiesiog aš pakoreguoju. Toliau grįžtu į viršų ir čia įrašau, ar ne? Čia reikėtų mūsų skiltis šampų. Pridedu, kad tai šampūnas, collections neturim, homepages dedu.
ir tagas. Tagą įdedu todėl, kad, pavyzdžiui, kai mes kursime savo katalogą, kad mes galėtumėm tą katalogą įdėti į plaukų priežiūrą, ar ne? Viskas. Pridedu plaukų priežiūrą ir paspaudžiu Save savo produktą. Viskas. Mūsų parduotuvė yra vienas įdėtas. Ir taip kiekvieną produktą reikėtų viso katalogo mums susikelt rankiniu būdu, ar ne? Toliau, ar ne? Vėlgi galima tiesiog grįžti į Products. Vėlgi jūs matysite čia savo produktą, ar ne? Dabar man jie rodo. Čia šoniuke matysime, kad pridėti kitą produktą ir vėl tokiu pat būdu mes tiesiog susidėsime produktą. Ar čia būtų aišku, merginos? Nematau klausimų. Gerai, toliau. Toliau pereikime prie produktų kolekcijas. Kadangi jau pradėjom kelti produktus, mums reikalingas yra kolekcijos. Kolekcijos yra, tuoj parodysiu, kas yra kolekcijos. Kolekcijos yra va šitoj vietoj, kada mes matome, kas yra mūsų parduotuviai sudėliota. Matot, ar ne? Kad čia yra pagrindinis mūsų puslapis, yra plaukų priežiūros, yra kūno priežiūros ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar mes susikursime šitas kolekcijas. Kolekcijos yra labai paprastai kuriamos. Čia paspaudžiame Create Collection. Ir tiesiog sudarome. Kolekcijas jūs galite, merginos, dėti įvairias, galima dėti kaip pavyzdį, ar ne, galima dėti produktų katalogai, ar ne. Čia pasižymiu, kad dėti taip ir tiesiog išsaugoju, ar ne. Produktų. Toliau grįžtu atgal į kolekcijas. Dabar jau mes matome, kad yra pagrindinis puslapis. Šitą pagrindinį puslapį, jeigu mes lietuviškai darytumėm puslapį, galime koreguoti. Rašome pagrindinis puslapis. Ar ne? Matome, jau čia automatiškai mūsų įsidėjo šitas ar ne produktas. Vėlgi paspaudžiu Save. Grįžtu atgal vėl į kolekcijas. Ir tada galiu vėlgi, ar ne, sakysim, mes dar turim skilti akcijos, ar ne? Akcijos, ar ne? Vėlgi, čia mes galime parašyti, būtinai užsidedam produkto tagą. Produkto tagas yra, kada mes automatiškai, kai vesim produktus, jisai sudės mūsų produktą pataginus į akcijų skiltį, ar ne? Akcijas. Taip. Vėlgi grįžtu į kolekcijas. Na, yra pagrindinis mūsų puslapis, produkto katalogas, ar ne, akcijos. Na ir sakysim, gal ką mes dar turėtumėm, galbūt katalogė. Ką dar reikėtų prie mūsų produktų sukurti, ar ne, kokia dar galėtų būti skiltis. Aišku, matau, sakysim, Master Herb serija, ar ne? Ir, ne čia. Čia pridedam. Master Herb serija, ar ne? Mes galim tiesiog kolekciją susikurti net pagal veido linijas, ar ne? Ar tai būtų Tibetan Herb serija, ar tai būtų Master Herb serija, galbūt placentinė, visas tas serijas turėtume mes Ir vėlgi, kaip ir sakiau, čia prie Products tag mes turėtume pažymėti placentinę seriją.
Ir aš tuoj pasakysiu, kaip jums šitas placentinė serija veikia. Mes sukūrėme kolekcijas. Visų mes nekursime, aš tiesiog parodžiau, kaip tai galima padaryti, ar ne, ir tiesiog dabar, kai mes dėsime, ar ne, produktą, parodau, kaip tai veikia produkto tagas, ar ne, va čia, sakysim, susirandam per Tiande.eu produktą su placentinė, ar ne, kažkokia tai 01. Jeigu jūs kursit lietuvišką parduotuvę, automatiškai jūs viską rašote lietuviškai, ar ne? Jums nereikėtų daryti anglų kalba. Išsisaugoju produktą su placentinė serija, nusikopijuoju pavadinimą ir grįžtu atgal. Čia vėlgi, kaip ir jums rodžiau, ar ne? Įdedu pavadinimą, galit pažymėti kiekį. Vėlgi nusikopijuoju aprašymą. Įdedu, pridedu nuotrauką. Vėlgi, ar ne? Va čia vėlgi matot jūs varnelę apie mokesčius, ar ne? Kur mes rodėm ir nusistatėm mokesčius. Vėlgi čia jūs galite pasitikrinti, ar tikrai nuo jūsų skaičiuoja mokesčius. Pavyzdžiui, jeigu jūs iš Lietuvos siųstumėte į Angliją, ar ne, arba atvirkščiai, aš iš Anglijos siųsčiau į kažkokią tai šalį. Toliau įrašau produkto kodą, įrašau kiekį, shipping, ar ne, kiekis yra 80 gramų. Toliau. Čia galiu pasikoreguoti, kad Tiande placentinis. Placentinių gali būti įvairių. Ir čia dabar matot produkto type, ar ne? Veidą. Pridedu. Ir čia, kur yra produkto tagas, matot, va čia šitoj, kur aš pažymėjau placentinę. Kaip mes ten užvadinom dabar ir neatsimenu. Kaip užvadino merginos, kas atsimena? Placentinė serija. Aš pridedu placentinę seriją ir išsaugoju. Dabar grįžtu į savo parduotuvę. Žodžiu, produkto tagas yra skirtas tam, kad automatiškai jūsų produktą nukeltų į tą kolekciją, į tą skiltį, kur jums reikia. Ar ne? Jeigu jūs padarėt Master Herb serijos produkto, ar ne, tą aplankalą, tai jisai ten ir, mano kompiuteris užstrigo. Tai va. Va, matot, ir mano produktas jau yra va čia ir mes jį matome savo aplanke. Tai va, tai būtų tiek. Žodžiu, visus mes kiek turime, 500 produktų, turime susidėti į savo šitą skiltį ir tiesiog, ar ne, pasidaryti. Toliau. Grįžtame į savo šitą parduotuvę. Grįžtame atgal, ar ne, va čia, kur dėjome mes skaidres, ar ne? Ir va čia mes apačioj važiuojame ir matome, kad turime dar neužpildytų laukelių, ar ne? Šitą, ar ne, sakysim, collection. Future collection, ar ne? Vat matot, yra visos tos. Kol mes neturime susidėję daug produktų, mes tiesiog visų čia ir nesusikelsime, bet juos mes galime tiesiog, aš parodysiu, kaip mes keliame. Va čia matote, ar ne? Va čia, kur yra Few Collection, mes ir čia paspaudėme tą patį pavadinimą. Kartoju, gerai? Va čia matot?
šitas yra mygtukas ir mums rodo va čia mūsų parduotuviai mygtuką, tą patį. Tiesiog, kur paspaudžiam parduotuviai, ten mums ir įkels tą mūsų produktą. Keldžiu, kaip įsidėti produktą. Pasirenku placentinę seriją. Select. Prašau. Ir tiesiog mūsų produktus saugoja. Einame toliau. Šitas kolekcijas, ar ne, mato, čia yra 1, 2, 3, 4, mes galime jas ir dėti mažiau, ar ne, galima dėti tiesiog 2 produktus, ar ne, vėlgi, kaip mums reikėtų žymėtis, tai tiesiog va čia su šituo galime pažymėti, kad mes norime 3, matot, liko 3. Jūs tiesiog savo pagrindinį puslapėlį redaguojat, kaip jūs norit. Norit, kad būtų eilutės 1, ar ne, ar 2. Galbūt 2, bet ar ne? Įdėjau 2, matot, 1 ir 2 eilutė. Tiesiog kiek norit paveiksliukų, bet vėlgi, kai padarot šitą, vėlgi mes turim išsisaugoti savo puslapį, kad mūsų tai, ką padarėm, nedingtų. Grįžtame atgal. Vėlgi, ar ne? Galime dėti tekstus. Rich tekstas, vėlgi, ar ne, va čia. Kaip tekstą įdėti, va čia, šitoj vietoj mes redaguojam. Apie TND, sakysim, ar ne? Matot, ir jūsų puslapį automatiškai rodo šitą tekstą. Čia vėlgi, ar ne, galite rašyti savo tekstą ištrynus. Vėlgi, ką jau jūs parašysit, tą jau jums ir parodys. Vėlgi, tekstą galite dydžius rinktis. Galite dėti mažą tekstą, galite dėti medium, arba nori dėkit visiškai didelį. Tiesiog nuo jūsų, ar ne, jeigu patinka, nepatinka ir taip toliau. Vėlgi, kai parašiau, aš paspaudžiu išsaugoti, kad šitoj vietoje, ar ne, mano puslapį būtų šitas, ar ne? Toliau. Čia, kai mes susikelsim produktus, mes matysim nuotraukėlės, ar ne? Toliau, va čia. Galime dasidėti. Šitoj vietoj, matot, add section, mes galime netgi dar dadėti, kad būtų, sakysim, galim čia, ar ne, užvadinti šitą vietą. Populiariausios, sakysim. Nežinau, kaip lietuviškai merginos vadinasi šitos, ar ne, vietos, bet aš kaip pavyzdį jums dabar sudėsiu, ar ne, tiesiog užvadinsiu populiariausios prekės, ar ne, ir čia jums rodys jūsų nuotraukas, tas galit jūs keist, kas savaitę, kas 2, tiesiog užeinat, ar ne, ir pakeičiat. Ar ne, galiu, akcijų mes neturim. Kol kas susikėlė, tai nieko mums ir nerodys, kol kas. Lina, nesupranti, ar supranti? Aš tave tik vieną matau kažkodėl, tai. Čia mes visos įsižiojusios sėdim, šiaip labai įdomu. Žinai, ko nesuprantu, va dabar, kur tu dedi po šitos 3, tai čia yra kaip titulinis puslapis? Jo, čia viskas yra, jo, čia yra mūsų titulinio puslapio, ar ne, va čia mūsų pirmas tas vaizdas, po to tiesiog visą puslapį, jeigu paimtumėm, ar ne? Ir kai tu rašai populiariausias prekės, aš galėčiau rašyti veido priemonės, kojų priežiūra, ten, gerai. Taip, va čia mes visur, va kaip ir tu sakai, ar ne, persivardinam, ar ne, kojų priežiūra, kaip pavyzdį. Ar ne? Vėlgi mes galim pakoreguoti, ar ne, galbūt man nereikia tiek daug čia tų produktų, užtenka vienos eilutės ir tiesiog, ar ne, 3 produktų ir išsaugoju. Vėlgi, kai jūs darysit, jūs galit įeiti ir pasižiūrėti, va čia tuoj, va čia, ar ne, yra akytės. Kur yra akytės, visur jūs galit, ar ne, tiesiog, va, išjungti, va dabar mums rodo, kaip atrodo, ar ne. Dabar, jeigu aš užeičiau į naują puslapį ir gražuolė pabaisa. Neduoda dar, kol nėra nupirktas mano domenas, tai nieko nerodo. Tiesiog, ar ne, vat,
pat titulinis va mūsų puslapis ir mes jį susitvarkome. Toliau galime užsivadinti veido priežiūrą. Vėlgi, ar ne, man galbūt nepatinka 4, aš noriu vėlgi 3 ir 1 eilutę. Jūs galit pasidaryti pirmą tą titulinį puslapį vien tik tai nuotraukas, ar ne, vat veido. Toliau, vėlgi, ar ne, čia matom yra didelė nuotrauka, vėlgi pavadinta slide, kur galime netgi kaip ir pradžioje, ar ne, uždėti slide, pridėsime nuotrauką. Padarykime tas pačias nuotraukas kaip pavyzdį. Vėlgi, čia mes galime įdėti linką, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, jūs čia įdėsit nuotrauką apie biznį, ar ne, apie jūsų verslą, ką jūs galit padaryti šitoj vietoj, kur yra link, URL, šitos raidelės. Jūs visur galite dėti savo linką. Ką aš darau? Aš einu į tiande.eu, prisiloginu savo, ar ne, duomenimis, prisiloginu. Ir, pavyzdžiui, dedu registraciją, ar ne? Sakysim, įdėjau nuotrauką, kad darbas iš namų, ar ne, aš nusikopijuoju savo linką, ateinu va čia ir aš jį įdedu. Matot? Įdedu ir išsaugoju. Dabar, kai ateis klientas pas mane ir paspaus ant šitos nuotraukos, jam išmes šitą puslapį mano registracijos. Suprantat? Jeigu jūs norit, kad į jūsų puslapį žmogus atėjęs ir, pavyzdžiui, paspaustų, kur mes čia turim tą, sakysim, filmukus, ar ne, kur vat Lina, matau, ir Olga postina, tools, ar ne, sakysim, business landing, va, ar ne? Nusikopijuoju šitą nuorodą, grįžtu atgal, pridedu dar vieną nuotrauką, ar ne? Na, sakysim, pasirinksiu kokį nors Women's. Ne? Vat. Sakysim, verslas moterim, ar ne? Mamytėm. Pažymiu tą nuotrauką, įkeliu šitą linką, kur yra, ar ne, mamyčių verslas, ir išsaugoju. Ir dabar, kai pas mane ateis mergina, moteris ar kažkas, jinai gali tiesiog paspausti ant šitos nuotraukos ir matys mano prezentaciją. Matot? Mano duomenis, va čia viršui, mano elektroninis paštas, viskas yra mano ir filmukas, kurį kompanija sukūrė tiesiog mums. Tai čia mes vėlgi, ar ne tik pardavinėjom produktą, bet tiesiog mes dar ir galim reklamuoti savo verslą. Toliau, šitas slaidas, matot, ar ne, jos yra slenkančios. Aš čia pridėjau 2 ar 3. Jūs galite pridėti 5, 6 ir tiesiog kiekvienoje skaidriai kažką tai skirtingo. Galima nusistatyti, kad tos skaidrės slinktų, ar ne, kas 5 sekundės, kas 7, kas 10, tiesiog laiką keičia pagal savo, ar ne, dedu 5, nes dažniausiai atsiposta labai greitai, ar ne. Ir tiesiog, viskas tvarkoj, pažymėjau ir grįžtu atgal. Viskas. Matot? Toliau, footer. Footer yra apačioj va šita vieta, apatinė dalis, ar ne, ką reikėtų galbūt susitvarkyti, ar tiesiog pasitvarkyti kažkokios tai informaciją ir taip toliau. Mes galim ją susikurti tiesiog pačią savo, galbūt tai būtų kontaktiniai kažkokie, ar ne, duomenis, taip ir rašau, ar ne, kontaktai, ar ne, adminių. Vėl pridedu, ar ne, čia reikėtų linką dar nurodyti, bet
Jau mes nenurodysim. Iš homepage, ar ne? Nes viskas pas mūsų yra pagrindiniam šitam puslapį. Ir tiesiog pridedu ir išsaugoju. Nu, tai jo, kontaktinė mūsų. Toliau. Kai mes jau susidėsim visus produktus, ar ne, kai jau mes turime savo parduotuvės visą tą vaizdą, akytę paspaudžiau, dabar turėtų mūsų parodyti, kaip mūsų parduotuvė atrodo. Matot, ne? Viską, ką mes padarėm, dabar paspaudus akytę rodo, kaip mūsų puslapis atrodo. Pasitikrinimui vėlgi jūs čia galit paspausti, bet matot, jau automatiškai rankytė pasispaudė, vadinasi, čia pas mane yra linkas. Vėlgi, jeigu rašot apie Tiandė, ar ne, vėlgi jūs galit pridėti savo YouTube linką ar kažką tai tokio, vėlgi čia šitoj vietoje, ar ne, vėlgi paspaudus bus galima matyti. Tai va, mūsų parduotuvė atrodo šitaip. Grįžtame atgal. Toliau. Reikėtų mums susitvarkyti kaip ir parduotuvės vardą, ar ne? Va čia yra domenai. Matot, sekantis, kur mes tvarkiam navigaciją, ar ne, puslapio mes toliau einam į domenus. Pas mane yra Gražuolė pabaisa, ar ne dabar, bet čia tik tai yra jau nepatvirtinas. Galima mes iškart pirkti per Shopify platformą, ar ne? Galiu paspausti šitaip ir tiesiog pasižiūrėti, kiek kainuotų, ar ne, mūsų. Yra mokamas, mūsų vardas kainuoja ir mes vėlgi mokame metinę, ar ne, mokestį už jį ir kainuoja, va čia yra visi, ar ne, mes galime rinktis .com. Per Shopify mums neduos .lt, ar ne, va, pavyzdžiui, jeigu norėčiau Gražuolė pabaisa.lt, kad gauti LT pabaigą, ar ne, aš tuoj pabaigsiu su angliškais ir jums parodysiu, kur įsigyti lietuvišką. Tai va čia, jeigu darytų Anglijos rinką, mes galim rinktis .com, ar ne, tai būtų $14, paspaudžiu buy ir automatiškai jau mums pridėtų Shopify prie mūsų parduotuvės ir būtų galima kaip ir jau paleisti prekybą, kai jau mes pridėsim savo visus mokėjimus, ar ne. Jeigu mums netinka, ar ne, ko mes galime rinktis kitus siūlomus variantus, ar ne, galima CO, info, shop, tiesiog kažkokį. Renkantis pavadinimą, ar ne, ką reikėtų atkreipti ir šiaip kaip Google'as veikia, ar ne, reikėtų pasistengti dėti kuo trumpesnį, aiškesnį ir netgi galima pasitikrinti, ar ne, kiek yra tokių pavadinimo Google'as, ar ne, kiek metų, ar ne, nes vedus ten Tiandė shops, Tiandė products, tai mūsų yra milijonai ir tikrai mums konkuruoti būtent su tokiu pavadinimu Google, ar ne, šitoj platformai būtų labai sunku. Tai jeigu pasirinkus kuo tokį trumpesnį, ar ne, netgi galima sakyti man, kai siūlė, sako, pasirink iš vis kokį nors nesąmoningą pavadinimą, sako, ir tave mes pirmam puslapį. Kodėl? Nes jisai yra vienintelis, jisai neturi konkurentų ir tiesiog jisai bus tavo Google platformai tiesiog pirmoji vietoje. Tai va, čia vėlgi, ar ne, kaip ir sakiau, jeigu mane tenkina .com, aš paimu, nuperku ir tiesiog apmoku šitą savo domeną ir jau galiu turėti kaip ir parduotuvės savo vardą jau visiškai priklausantį tik tai man ir niekas kitas neturės šito. Toliau, galima pasitikrinti per kitus, ar ne, va čia yra namecheap.com, ar ne, kiek kainuoja, ar sakysim, Gražuolė pabaisa, ar ne, paspaudžiu ir pasitikrinu, kiek tas pats pavadinimas ir kokius rezultatus man duoda kitas, ar ne, pasižiūrėkit. Shopify už mane norėjo $14, ar ne. Čia matau, kad Gražuolė pabaisa.com yra ženkliai pigiau, 5 svarai 50. Matot? Ir tiesiog aš tada pridedu į krepšelį, ne, apsimoku šitą savo, ar ne, jeigu man patinka, ir tada grįžus į savo vėlgi puslapį, ar ne, ten, kur domenai yra, paspaudžiu. Čia reikėtų pridėti Connect Existing Domain.
tai tada aš pridėčiau tą domeną, kurį aš nusipirkau visai kitame puslapyje, ar ne? Va čia, tiesiog įmetu, ar ne? Nes aš jį nusipirkau kitam puslapį, ar ne? Paspaudžiu next ir tada dabar rodo, kad jisai yra neapmokėtas, ar ne? Bet šiaip, jeigu aš jį būčiau apmokėjus, ar ne, tos 5,50 man būtų automatiškai pridėję visai iš kito tiekėjo, tiesiog tą pačią pavadinimą, ar ne? Toliau, jeigu norit su .lt, yra serveriai.lt toksai puslapis, ar ne? Čia mes galime, va čia, ar ne? Įvesti, jau man matom. www, tiesiog gražuolėpabaisa.lt ir aš patikrinu, kiek lietuviškas duoda man pasirinkimą. Matot, gražuolėpabaisa.lt kainuoja 5,49 €, ar ne? Paspaudžiu užsakyti, vėlgi, ar ne, užsakau. Ir aš jį lygiai tokiu pat būdu, kai aš jau turiu nusipirkus savo parduotuvės vardą, galiu grįžti atgal į savo puslapį. Ne? Ir vėlgi tokiu pat būdu pridėti, ar ne, va šitoj connect existing domeną. Jolanta, dabar klausimas. Tai žodžiu, pavadinimas gali būti lietuviškas, informaciją mes galim susikelti lietuvišką, bet kuriant parduotuvę mes matysim visus, bet, pavyzdžiui, home orders angliškai. Mes turim suprasti, ne? Čia lietuviškai nepasikeis nustatymai, bet kaip pačią parduotuvę tvarkant. Va čia, kur yra šitie mygtukai, ar ne? Šitie liks mums angliški. Taip, teisingai. Bet jeigu mes pačią parduotuvę darytumėm, ar ne, ir vat norim, ar ne, kad mūsų parduotuvė, va čia, parduotuvės mygtukus, va čia home, katalog, mes visus juos galim pakeisti lietuvių kalbą. Supranti? Jo, teisingai, kad sudarinėsim tą parduotuvę, jo, mes turėsim visus nustatymus pačioj platformoj angliškai, bet pačią parduotuvę mes galim tiesiog padaryti lietuvišką, ar ne? Grįžtu atgal. Tai va, tai kaip ir būtų tiek, kai mes pridėsim domeną, ar ne, va čia šitoj vietoj, mes tiesiog paspausim, kad connected ir jau čia pradžioje jums duos, man atrodo, jei neklystu, 20 ar 24 valandas, kol jums čia užsideg žalias mygtukas, nes ne iškart, ta prasme, prideda platformą ir ne iš karto jisai gali pradėti veikti mūsų parduotuvę. Tai kai čia užsidega žalias mygtukas, ar ne, viskas mūsų parduotuvė kaip ir veikia. Mūsų domenas jau yra mūsų parduotuvės vardas egzistuojantis. Vienintelis, ką mums liko pasidaryti, tai yra pridėti mokėjimo būdus, ar ne, kad jau visiškai mūsų produktai sukelti, parduotuvės vardą turim, liko tik tai mums pridėti PayPal, kur žmogus gali ateiti ir atsiskaityti. Tai jau kai šitie yra pridėti visi, mes tiesiog galim pradėti reklamuoti savo puslapį ir tiesiog rinkti klientus ir gauti užsakymus. Tai dabar, Jolanta, reklamuot, pavyzdžiui, tenka ir Facebook'e arba pirkt mokamas reklamas, ne, kažkaip? Dabar, čia aš dabar, kol yra nesutvarkyta parduotuvė, nieko nematau, ar ne? Čia yra tuščia, grinai tuščia parduotuvė, be nieko, be visų tų ir taip toliau. Dabar aš įeisiu į savo parduotuvę ir aš jums parodysiu. Pas mane parduotuviai yra pridėtas Messenger, matot, va čia. Va čia yra mūsų parduotuvė, ne, čia yra mūsų parduotuvės išvaizda. Mes galim pasidaryti blogo postus, ar ne, blogai šiaip, automatiškai kelia parduotuvę į viršų Google, ar ne, platformai. Navigacijos, tai čia irgi vėlgi, ar ne, kur mes tvarkėmės. Va čia, ar ne, mūsų viršui, va šita. Kur mes įdėjom, ar ne, plaukų priežiūros, placentinė, va čia yra navigacija. Domenas, mūsų parduotuvė, toliau preferences, šito nenaudoju, bet galiu užėjti pasižiūrėti. Čia mūsų yra domeno
kaip veikia ar ne. Tiesa, su domenu, kai mes prisidedam domeną, yra taip, kas metus mes jį turim apsimokėti, ar ne, tos 5 eurus ten su centais mes turime kas metus apsimokėti, jeigu neapsimokam, tiesiog mūsų parduotuvė nustoja egzistuoti. Arba aš tiesiog, kad nepamirščiau, tiesa, jeigu mes neapmokam, ar ne, laiku neapmokam, nes gaunam priminimą, ar ne, vat man irgi atėjo priminimas, kad gruodžio 21 baigėsi mano parduotuvės domeno ar ne pavadinimo galiojimas, bet aš esu padarius, kad automatiškai man jį atnaujintų. Bet jie atsiunčia priminimą, kad vis dėlto tu pasižiūrėk, ar viskas ten gerai ir automatiškai atsinaujins. Jeigu jūs neapmokėjot laiku ar ne, ir tiesiog nustojo veikti jūsų parduotuvė, jūs bet kada galit ateit, kad ir nustojus veikti parduotuvė, ją vis tiek apmokat ir jinai toliau vėl egzistuoja tokia, kokia buvo sukurta. Aš, kad nenustotų veikti ir tiesiog jinai visą laiką ar nebūtų aktyvi, aš padarius esu, kad automatiškai jinai man būtų nuskaičiuojami pinigai ar ne ir apsimokama ir tiesiog man nereikia sugalvos. Toliau, čia aš esu pridėjus Messenger, ar ne? Turiu dar tokią buy button, čia tokia yra, ar ne? Pointsale, čia visos yra tos platformos, kur mes galime rinkti klientus, pirkėjus ir taip toliau, ar ne? Facebookas mes matom, Google, Instagramas pas mane. Pas mane yra padarytas Facebook Shop, kur automatiškai užėję į mano puslapį Facebooko, ar ne, jūs galit matyti produktus. Ar esat mačiusios? Pabandysiu aš tuoj. Neatsimenu slapyvardžio, turbūt tas. Va čia, ar ne? Čia yra mano parduotuvė, ar ne? Ir tiesiog va čia žmogus atėjęs gali apsipirkti mano parduotuvę. Matot? Matot? Visi mano produktai, kurie yra mano internetiniai, va šitam puslapį, yra Facebook parduotuviai. Ir aš bet kurio produkto atėjus galiu paspaust, išsisaugot ir žmogų tiesiog, kadangi aš esu vienas ir tas pats žmogus, aš dabar jums neparodysiu, bet žmogus, kai paspaudžia ant šito produkto, jisai yra įvedamas į mano parduotuvę online. Rantat? Negirdžiu, bet supratau, kad sakai geras. Yra tiesiogiai atvedamas į mano šitą parduotuvę, ar ne? Ir va čia, kai aš paspaudžiu Analytics, ar ne, va čia, aš matau, va čia, kas atėjo, iš kur atėjo, ar ne, va čia yra social, ar ne, kad čia atėjo iš kažkur, iš socialinės medijos turbūt, ar ne, kažkur, va, Facebook, matot, yra 8 paspaudimai, ar ne, tuoj pasakysiu per kokį laikotarpį. 4 per savaitę laiko iš Facebooko yra atėję 8 žmonės pas mane į parduotuvę. Iš Twitterio atėjo 1 žmogus. Matot? Va čia viską, online, va visą tą informaciją jūs galite tiesiog sujungti va su čia, bet čia jau jūs susijungsit, galėsim pasinagrinėti kiekvieną individualiai, kai jūs jau turėsit savo parduotuvės, ar ne, susidariusios. Nes jeigu jūs įeisit į mano Instagramą, ar ne, jisai lygiai taip pat yra sujungtas, mano Instagram verslo profilis yra sujungtas su mano parduotuvė. Ir va čia vėlgi aš matau, ar ne, kad Instagrame jie mato mano produktus, aš galiu taginti juos, ar ne, čia yra nuimtas dabar, bet tiesiog jie gali užeiti, ar ne, ir tiesiog visi būti nukreipti į mano parduotuvę ir iškart apsipirkti. Klausyk, Jolanta, o Facebook'e dabar tas puslapis Tiandė England, tu kiekvieną produktą atskirai irgi turėjai susikelt? Ne? Viskas automatiškai, kai tu susikelsi produktus į savo šitą parduotuvę, yra nustatymas. Dabar aš bijau sumeluoti, kur yra tas nustatymas. Pabandysiu perbėgti. Facebookas turbūt. Pabandysiu
pasižiūrėti. Yra Facebook pikseliai vadinasi. Tikrai esat mačiusios, jeigu esat žiūrėjusios, va čia, ar ne? Tiesiog yra automatiškai, kad galima sujungti. Jūs iš čia, iš savo parduotuvės, kai jūs įeisit, dabar man nemeta, bet paskui, kai jūsų parduotuvė yra padaroma, jums automatiškai pasiūlys. Pats Shopify siūlo, kaip jums gauti daugiau apyvartos. Ir tiesiog tada jau jisai nukreipia, ar ne? Automatiškai jūs galėsit prisijungti prie savo to akaunto ir viskas, kas yra jūsų parduotuvėje, va čia sukelti produktai, yra sukonektinami su jūsų Facebook puslapiu. Aš nieko nedėjau. Aš vieną kartą sudėjau į šitą savo parduotuvę ir viskas automatiškai buvo sujungta su mano Facebook. Jolanta, o seniai susikūrė šitą parduotuvę? Turbūt gal 2 ar 3 metai, aš manau. Nes irgi kūriau tokiu laikotarpiu, kalėdiniu laikotarpiu, nes mano mintis buvo tokia, galvoju, turėsiu labai daug laisvų dienų, tiesiog ir šventiniu tuo laikotarpiu, turėdama laisvo laiko, aš susikėliau visus produktus. Tiesiog, Bet klausyk, tą, kur padaryta mokama parduotuvė, tu dar anksčiau turėjai. Atsimeni, kur tu sakai, mokama dar turėsi. Aš žinau ją kartais įeidavome, man atrodo. Jo, bet aš iš vis praktiškai ten nedirbu, nes ten, kai aš domėjausi, kodėl ta parduotuvė man nieko neatneša, mano kompiuteristas pasakė taip, kad Shopify platforma man gali pinigus nešti net tada, kai aš poilsiauju, ar ne? O su ten ta kita parduotuvė aš turiu viską apmokėti, aš turiu dėti mokamą reklamą, ar ne? Aš turiu ją eiti Facebook'e reklamuoti, aš turiu, tiesiog, aš turiu tam skirti laiko. Šitoj platformoj aš tiesiog nieko nedarau. Vienintelį, ką aš darau, tai aš einu, toj parodysiu, kur yra mano, dabar bijau surasti, marketing. Aš einu į marketing, Shopify man automatiškai duoda pasiūlymus, pažiūrėk, duoda pasiūlymus Create Campaign, tiesiog duoda, ką aš galiu daryti, aš galiu įeiti į Facebooką ir įdėti reklamą, man visiškai nieko nekainuoja. Kaip aš ir sakiau, kai jūs darysit nustatymus, parašykit, kad jums duotų klientai sutikimą naudoti jūsų elektroninius laiškus. Tai aš per šitos kompanijas, ar ne, ką siūlo jie, dabar nematau, campaigns. Dabar yra, Black Friday, ar ne? Aš tiesiog, jie davė man pasiūlymus, ką aš galiu automatizaciją. Tuoj surasiu, aš dabar negaliu rasti, kur jie man netgi pasiūlo. Dabar taip ir nerandu. Turbūt čia. Ne, irgi, čia. Ar ne čia dabar? Surasiu vis tiek, nes vakar, man atrodo, ar užvakar vėlgi siunčiau. Radau. Čia jie duoda man tokius kaip ir pasiūlymus, ar ne? Čia yra Facebook page, aš galiu siūsti, ar ne? Reklamą. Tiesiog, bet aš siunčiu elektroniniu laišku. Ką aš darau? Shopify email. Tiesiog paspaudžiu ant edit, to iškrausiu ir man automatiškai duoda, kad pas mane parduotuviai yra 314 žmonių, kurie patys savo norų sutiko gauti iš manęs naujienlaiškius. Suprantat? Užvadinu, ar ne? Sakysim, mano paskutinis siūstas, ar ne? Parašau kažkokį tai tekstą, ar ne, sakysim, most popular, ne? Ko čia toliau, ką aš galiu daryti, palieku, ar ne, tekstą gali būti tas pats, čia galiu koreguoti, ką aš noriu, ar ne? Sakysim, mūsų akcijos yra nuo 10 iki 30%, ar ne? Taip, turbūt. Oi. Kur čia mane išmeti dabar? Ar ne? Nuo 30%. Kodėl mane duoda procentų rašyti?
Vėlgi, ar ne, čia pasikeičiu tekstą, ar ne, parašau, ką aš noriu parašyti ir ką darau. Jie mato mano adresą, galiu pakeisti nuotrauką ar kažką tai tokio, ar ne. Neduoda dabar nuotraukas įkelti. Neduoda nuotraukas. Bet žodžiu, pasidarau tokį šabloną. Galiu pakeisti spalvą. Galiu keitalioti, kaip aš noriu. Galiu jos vienoj, kitoj pusėje. Žodžiu, jie man duoda šabloną ir aš tik ką padarau. Aš įeinu, pakeičiu tekstą, ar ne, galbūt lietuviškai jums čia reikia parašyti. Galiu išsisiųsti send test, ar ne, išsisiunčiu savo į e-mailą, pasižiūrėti, kaip atrodo tas tekstas. Jeigu man patinka, kaip aš gaunu elektroninį laišką, ar ne, atsidarau telefoną, pažiūrėjau, kokį laišką gavau, nuspaudžiu, ar ne, bijau, kad neišsiųsčiau klientams kokios nesąmonės. Tiesiog išsisiunčiu ir paskui kitas mygtukas yra, kad siųsti visiems šitiems mano sutikėjams. Ir jie tada gauna, ar ne? Galite išsiųsti, sakau, jeigu norit geriausiai einamiausią prekę. Tikrai merginos yra gavusios, man atrodo, kažkada, kad end of sales, ar ne? Pavyzdžiui, prieš 2 dienas aš siunčiau biorehab rinkinį, ar ne, kad tiesiog yra akcija. O dabar man neduoda kažkodėl įkelt nuotrauką. Na, vis tiek surasiu, parodysiu, kaip tai atrodo. Pabandykim čia. Kur tiesiog aš galiu įkelt, pavyzdžiui, nuotrauką ir tiesiog, duoda, ar ne? Čia yra kitas šablonas, ar ne? Vėlgi, tekstą aš čia galiu koreguoti, ką aš noriu. Spalvas vėlgi aš galiu koreguoti, ką noriu. Ką padarau čia? Pasižymiu produktą, pažymiu čia, ar ne? Ir sakysim, 23401 iš savo parduotuvės užtaginu produktą, ar ne? Pridedu toniko nuotrauką, ar ne? Na ir čia, sakysim, kaip pavyzdį parašau, ar ne, kad nepraleist progos įsigyti puikios akcijos, nes perki šampūną ir toniką, gauni kaukę dovanų. Ir viskas. Send test išsisiunčiu savo, pasižiūrėti, kaip atrodo šitas elektroninis laiškas. Ir sekantis, ką aš padarau, tai išsiunčiu visiems šitiems žmonėms, kas paspaudė, kad nori gauti iš manęs laišką. Yra, jeigu paspaudus ant šito, irgi yra, ar ne, yra nurodyti, ar ne, kad yra kai kurie sugrįžtantis klientai, kiti yra iš Anglijos, nu, žodžiu, visus. Galima taip tiesiog juos atakuoti šitom žinutėm. Jeigu aš nenoriu daryti seilo, aš galiu tiesiog ištrinti visą šitą informaciją ir tiesiog įrašyti kažkokią tai, na, sakysim, apie veido priežiūros priemonę, kažkokį tai tekstą, ar ne? Ir vėlgi, palikti vieną nuotrauką ir, sakysim, šiandien kalbu apie peelingą ir užtaginu kažkokį tai peelingą ir išsiunčiu klientai. Ir automatiškai žmogus gavęs tokį elektroninį laišką, jisai perskaito informaciją ir gali ateiti ir nusipirkti iškart paskaitęs mano tokį naujienlaiškį. Tai va. Jolanta, dabar kai nusipirko, turi orderius, juos tikrini kiekvieną dieną, ar tau ateina žinutės, kad kažkas kažką nusipirko? Gaunat į elektroninį laišką automatiškai žinutę, kad yra užsakymas. Ateina užsakymas, arba tiesiog galit būti atsidariusios tą savo langą, ar ne, ir čia rodo, geltonai rodo, kada yra užsakymas dar neapdorotas, o jau tie, kurie yra apdoroti ir suvesti visi tracking numeriukai, sekimo numeriukai, jie tiesiog yra pažymimi pilka spalva ir tiesiog jau mes juos nebekreipiame dėmesio. Tai va čia, ar ne, rodo data, kada užsakyta, orderio numeris, ar ne, va čia, ką žmogus užsakė, ar ne. Vėlgi čia, ar ne, kai jūs įeisit į jūsų užsakymą, ar ne, kai iš jūsų nupirks kažką. Jeigu jūs nepažymėsit ten nustatymuose, kur aš sakiau, ar ne, nebūtinas telefono numeris.
Jisai ir nenurodo, ar ne, bet būna kiti nurodo, ar ne, kai nurodo telefono numerį, vėlgi aš tokius telefonus renku, galima siųsti tiesiog SMS žinutę, arba galima netgi apklausas daryti telefonu. Man atrodo, Lina sakė Normantienė, kad jinai skambina, ar ne, nes aš dabar jau pradėjau irgi rinkti telefono numerius ir tiesiog, kad, susisiekti su žmogum ir tiesiog apklausas daryti. Čia vėlgi, ar ne, jeigu reikia refund padaryti, ar ne, jeigu kažkas netiko, ar kažkas tai tokio, jūs paspaudžiat refund, įrašote, ar ne, pavyzdžiui, vieną pirko, vienos prekės neturiu. Automatiškai, ar ne, parodo, kokią sumą jisai turi grąžinti, parašo priežastį, kodėl grąžinat ir nuspaudžiat grąžinimą. Viskas. Žmogus vėlgi gauna žinutę, čia yra, matot, varnelę pažymėt, kad žmogus, kuris nurodė savo elektroninį laišką, jisai gaus žinutę, kad jums buvo padarytas grąžinimas, ar ne, ir priežastis nurodyta, dėl ko buvo padarytas grąžinimas. Toliau. Returns, čia vėlgi edit galima pasirinkti. Dabar klausimas, čia rašė mergaitės į chatą. Ar tas prekes, kas išsiunčia, patys turim, ar sandėlys, turiu omeny, tu tai turi sandėlyje, ne? Kaip reikėtų daryti kitom mergaitėm? Šiaip paprastai tos, kurios Anglijoje dirba, tai tikrai darosi užsakymus per online parduotuvę ir siunčia užsakymo blanką į sandėlį. Ir sandėlys išsiunčia. Suprantat? Jolanta čia turi omeny, kad vieną mažą užsakymą, pavyzdžiui, vienas kremukas būtų užsakytas parduotuviai, tai tiesiog tada tiesiai perdarom į užsakymo blanką ir siunčiam į Jolantos tą, taip, teisingai. Tuoj aš parodysiu, kaip yra tada nurodoma. Tuoj surasiu, kur yra konsultantė. Man atrodo, čia yra konsultantė, aš tuoj pasižymėsiu. Konsultantas, ar ne, kuris tiesiog nori, ar ne, neturi užsakymo blanko ir neturi galimybės. Jisai gauna tokį nuolaidos kodą. Vardas, pavardė ir jo ID numeriukas, ar ne? Pas mane apsiperka, ar ne, žmogus, konsultantas, turintis nuolaidą. Šita nuolaida jam yra suteikiama su 35% nuolaida. Čia, žiūrėkit, čia yra discount, matot, kairiai pusėje. Čia, kai jums užsiregistruoja žmogus, ar ne, ir sako, aš tik noriu pirkti savo, man ten balai neįdomu ir taip toliau, ir taip toliau. Suprantat? Čia aš padarau nuolaidos kodą. Kaip jį padaryti? Čia įeinu create discount, ar ne, discount code ir parašau, ar ne, sakysim, ar ne, viskas. Pažymiu, kad procentai, įvedu 35 procentai visiems produktams ir paspaudžiu save. Viskas. Čia yra sugeneruotas man kodas, kur aš galiu ateiti tiesiog į parduotuvę mano ir nusipirkti. Bet čia yra, suprantat, jeigu žmogus neseka balų, aš taip ir pasakau, jeigu jums yra aktualu balai, jūs turit užsakymo blanką, jūs eikit ir skaičiuokit. Sandėlys šito neskaičiuos, nes jūs privalo atsiųsti užsakymo blanką, kad žinot savo balus ir taip toliau, ar ne? Bet yra tokių žmonių, tikrai yra pas mane parduotuvėje ir jų yra tikrai nemažai, kurie tiesiog, sako, aš nedirbsiu tiendai, man tik reikia apsipirkti produkto pigiau ir duok man tą nuolaidą ir aš perkuosi savo. Tai jisai tą ir padaro, jisai ateina į parduotuvę. Čia paliko. Apsipirko, ar ne, įvedė savo adresą, jisai įvedė savo nuolaidos kodą, susimokėjo siuntimą ir tada tiesiog supakuoja. Balus susiskaičiuoja pats. Jeigu šita mergaitė, ar ne, norėtų tiesiog užsakyti savo sesei ar dar kažką, tai tiesiog jinai yra supažindinama, kad jinai įeina čia ir shipping adres, nes yra du adresai, yra billing adres ir yra shipping. Tai tada billing adres jinai rašo savo vardą, pavardę ir shipping adres duoda klientės vardą, pavardę. Adresą, suprantat? Ir tada išsiunčia.
žodžiu, ties kiekvienu užsakymu naujai pildai shipping adresą, ane? Taip, Jeigu taip. klientui. Bet jeigu vat žmogus, kuris, na, sakysim, turi parduotuvę, bet neturi produkto prie savęs, tai tada jisai tiesiog turėtų jau tikrai, jei niekas neduos kodo atsipirkti per online parduotuvę, nes tikrai neskaičiuos sandėlys balų mėnesio gale ten 20 ar 30 užsakymų, supranta. Jau tada jisai pats pildo užsakymo blanką, siunčia tiesiai į sandėlį ir sandėlys už jį išsiųstas prekes. Ir tokiu būdu, kai mato, vat sandėlys pas mūsų yra taip sutarta. Jeigu shipping adres ir billing adres skiriasi ir jeigu mato, kad čia yra konsultanto ID numeriukas, niekas invoiso nededa. Tiesiog, kad tiesiog nebūtų matoma kainų ir taip toliau, kad tiesiog nebūtų taip, kad ateis klientas ir sakys, kodėl čia, kaip čia yra. Supranta? Nereali paskaita, Jolanta. Ar dar yra klausimų? Žiauriai faina. Nebematau, kur yra mūsų. Ar dar yra merginas kokių klausimų? Matau, Iveta susirūpinusi, labai pasirėmusi. Kur tas mūsų čia? Galvoja, angliškai daryti ar lietuviškai? Na, jungit mikrofonus, dabar klauskit visas. Tai va, kad angliškai man sunku, kad būtų nors vokiečių kalba. Žinokit, vat nežinau, aš tai gal dėl to, kad aš galvoju, gal reikėtų pasižiūrėti, gal yra kažkoks tai, na įdomu, iš tikrųjų reikėtų pasidomėti šito klausimu, ar yra, galbūt yra kažkokia kita kalba. Ir dar toks klausimas su tuo sandėliu aš nelabai. Tai ta prasme, sakykime, ten užsaka per savaitę kokį 50 žmonių, ne, tų produktų, bet tu namuose, ta prasme, nelaikai tų produktų. Tai aš turiu daryti užsakymo blanką, pildyti tų 50 žmonių ir siūsti savo sandėliui. Taip suprantu. Iveta, aš kaip supratau, 50 atskirų mažų užsakymų blankų siunti elektroniniais laiškais, tarkim, Jolantai, ne? Iveta, tai aš manau, kad tu turėtum, nežinau, man atrodo, Iveta, tu pas Liną, ne, Normantinę, apsitarnauji. Tai aš, žinok, nežinau, čia turėtum jau tartis su Lina kaip Lina, ar jinai siūs tavo klientam, ar Lina tiesiog sakys, daryk savo sandėlį. Čia jau turi su Lina tartis. O, pavyzdžiui, mes Anglijoje, tai mes tiesiog esam pajėgus aptarnauti, ar ne, tokiu būdu. Siūs po vieną tą kremuką, nes o tavo sandėlys, aš tikrai negaliu pasakyti, tiesiog už sandėlį tavo, kaip jisai dirba, ar jisai bus atsakingas taip ir ar jis apsijims. Nes mes anksčiau tai irgi taip nedarydavom, bet, tiesiog mes, kai jau dirbam, aš turbūt nesumeluosiu 3 ar 2 metai tokiu principu, tai tikrai yra pasiteisinę ir labai lengvai iš tikrųjų aš pritraukiu žmonių į verslą, nes pasakau, kad tau nereikia produkto siųsti. Už tave padaro visą darbą tiesiog sandėlys. Tiesiog, bet pavyzdžiui, nereikia atsisiųsti prekių, nereikia pakuoti, nereikia bėgti paštą, o tai yra labai patogu iš tikrųjų. Tau tik tai ką reikia daryti, tau atsisėst Facebook'e, kaip ir aš darau, reklamuoti savo parduotuvę, ar ne, ir tarp kitko, tokių šablonų, ar ne, Shopify duoda, tai jei neklystu 24 ar 25 netgi per mėnesį nemokamus. Tai man šiai dienai tų 25 tokių elektroninių laiškų yra į valias. Ir aš tikrai neatsibostų klientam, jau kiek dirbu tokiu principu, nei vienas nėra parašęs, kad viskas, aš noriu nustot sekti jūs, noriu nustot, kad man neberašytumėt ir taip toliau. Aš tiesiog susidėlioju savo tą tokią dienotvarkę laiškų siuntimo, kad tiesiog būtų neįkyru, nes tikrai kartais būna ir man pačiai iš kitų, kai gauna, atrodo ten, pagaliau gali nustot ar nesiuntinėti. Tai patogu, bet sakau, dėl tų sandėlių visų jūs turėtume tiesiog jau žiūrėti. Aš esu susitarus Vilniuje su mūsų Kristina, jinai man tai padeda siūsti. Kadangi aš Anglijoje, kai turiu užsakymų Lietuvoje, aš tiesiai siunčiu,
to vieno kliento, vieną atskirą užsakymą ir man yra išsiunčiama. Tai galima taip Iveta būti susitarti su kažkuom. Ar Linutė, ar tikrai kažkom kitu. Bet Linutė, manau, Reiks su Lina geriausia pakalbėti. būtų. Arba tiesiog, vat, pavyzdžiui, jeigu ar ne, nėra galimybė susitarti, tai tokiu atveju galima. Aš dar neparodžiau, man atrodo, puslapį ten apačioj, kur mes sakėm, ar ne, kur yra adresas, kur jūs pridedat polisį, ar ne, tos vadinamus, kaip lietuviškai jie vadinasi. Nu, žodžiu, per kiek laiko yra pristatomos prekės, ar ne, vat, nu, tokie... Taisyklės kažkokios taisyklės. Jo, tiesiog, grąžinimo ar ne atveju, kaip yra daromi grąžinimai, kaip yra pristatymo, ten visos taisyklės ir tiesiog nurodyt. Vat, pavyzdžiui, aš žinau, vat, vienos konsultantės Anglijoje yra nurodyta, nesvarbu, jeigu aš ir užsisakysiu pirmos klasės delivery, kuris ateina per vieną dieną, bet pas ją yra nurodyta, kad, pavyzdžiui, siuntos supakavimas yra 48 valandos. Tai yra pakankamai ilgai. Ir realiai tas žmogus per 48 valandas jisai atsisiunčia prekes savo ir tada jau jisai apsitarnauja savo žmogų, ar ne? Iš dalies jinai teisi, nes jinai, vat, pavyzdžiui, ar tai dovanas, ar ne, įdėt kažkokias, tai, ar tai kažkokią ten atvirutę, ar kažkokį ten saldainuką, ar kažką įdėt, jinai tokiu atveju savo klientą išlaiko prie savęs. Ar ne? Nes, vat, pavyzdžiui, jeigu už jūs darys tą darbą sandėlys, jums tikrai neįdės ten, nebent jūs užsakymo blanke įspausti tą dovanėlį. Bet žinot, kartais būna, nu, aš pati parašau ten kažkokią atvirutę, ar ne, ranka, ar ten saldainį kažkokį įdedu. Tai vėlgi čia jau yra iš tos pusės, kad klientas liktų pas mane, jau kad nelakstytų kažkur. Tai va ta mergina tiesiog yra padariusi, kad 48 valandos yra pakuojama siunta ir tik po 48 valandų yra įsiunčiama pirma klase. Tai automatiškai jau žmogus žino iš anksto pirkdamas, kiek jam reikės laukti siuntos. Jolanta, aš dabar skaitau klausimus, čia rašo Jurgita, o galima ir lietuvišką pasidaryti ir atskirai naują anglišką. Gal domeną turime, kad ne, du atskirus? Jūs netgi ant tos pačios parduotuvės gali turėti du domenus. Vat, pavyzdžiui, pas mane vienu momentu buvo, nu, man tiesiog nepatiko mano parduotuvės išvaizda, ar ne, ir aš galvojau, paimsiu ir nupirksiu kitą domeną ir pabandysiu kažką. Tai vienu metu buvo du parduotuvės pavadinimai, skirtingos išvaizdos, bet visi produktai buvo sukelti tik tai vieną kartą. Tai aš tikiu, Jurgita, Jurgita klausia, kad galima tiesiog nusipirkti lietuvišką domeną ir tiesiog pridėti lietuvišką domeną ir plus pridėti anglišką domeną. Bet jau tada aš manau, kad reikės nebent kalbas keisti. Bet turėtų leisti, nes tikrai esu mačius, kur parduotuvės yra ar net 2 ar 3 kalbom. Tai aš manau, kad čia vėlgi tokiu atveju reikėtų tiesiog sukontaktuoti su Shopify platforma ir tiesiog pasiklausti. Aš manau, kad yra netgi tokia funkcija, kur galima. Arba netgi daryti vieną vardą ar ne ir tik tai 2 kalbom. Yra tikrai. Ir Anglijoje yra tikrai tokių konsultančių, kurios turi pasidariusios ar ne, ten 3 kalbom. Tai va. Ką darai su tais, kurie nenuperka, sudeda į krepšelį ir laiko? Ar kažkokia yra funkcija rašyti žinutę? Tai yra priminimai? Yra funkcija, galiu dar pasidalinti, tuoj pasidalinsiu greitai, parodysiu. Va čia, kur matot? Matot, ar ne? Čia yra orderiai, čia yra draft, kurie yra, nėra pas mane sulaikyti, ar ne? Ir čia yra tiesiog tie klientai, kurie daėjo iki, daėjo ar ne, susidėjo prekes, bet tiesiog neįvyko joks ar ne pirkimas ir taip toliau. Čia vat mes ir matom, ar ne, kad čia vat, ar ne, Aimi buvo, ar ne, pirkimas, nebuvo pirkimas, bet jinai gavo iš manęs priminimą elektroniniu laišku, pačiai rašo, kad buvo išsiųstas tada ir tada, priminimas, kad jūs nepadarėt pirkimo, ar ne. Ir kai jau įvyksta pirkimas, tada jau jisai pasižymė, ar ne, va čia.
prieš tai pas mane buvo va taip, geltonas ir geltonas, jai buvo išsiųstas priminimas ir jinai padarė užsakymą ir tiesiog pažaliavo. Tiesiog, kad buvo įvykdytas, ar ne, apsipirkimas. Ir taip yra, va tikrai yra tokių, ar ne, kur galima matyti, kur įvyko, kur neįvyko ir taip toliau. Tiesiog galima va išsiųsti, ar ne, kažkokį tai priminimą, kontaktus customer, ar ne, kad vis dėlto, nes tikrai yra, kur susideda į krepšelį ir palieka ir kažkur nubėga. Tai galima sukontaktuoti, priminti ir taip toliau. Tai va. Dar kažkokiu klausimu? Kur dabar čia mūsų čiatas? Dar yra kokių klausimų? Dabar aš gal Jolanta paklausiu, tai tavo pagrindiniai pardavimai ir vyksta šitoj parduotuviai, Facebook'e grupiai ir kas ateina, ar dar atskirų kokių iš Instagramo, palauk, Instagramas, ties šituo irgi tas pats. Instagramas, jo, šiaip iš Instagramo nesu buvus turėjus tokių online pirkimų, iš Instagramo esu turėjus gyvų klientų, kurie atėjo į namus. Tik taip. Bet yra tikrai aplinkui, kurie susirado, kur gyvena aplinkui ir tiesiog ateina apsipirkti, bet šiaip tai ne. Nėra buvę užsakymų, bet pagrindė tai yra va Facebookas, Facebooko grupė ir va online parduotuvė. Ir aišku, per Google ateina tikrai, jeigu matė ten tą mano analizę, tai yra tikrai, kur ateina per tą. Ir žinot, kaip aš atsimenu tokį laiką, kai aš pati registravausi pas Jolantą ir jinai turėjo Facebook grupę. Ir aš galvau, jinai jau turi visus klientus, jinai jau turi tiek žmonių, kaip aš dabar pradėsiu kurti tą grupę, iš kur pas mane bus klientų, iš kur pas mane bus žmonių. Ir gal ir šiandien kai kuriem atrodo, kad galbūt jau neapsimoka, nes jau Jolanta turi, ar kažkas kitas turi tas parduotuves, bet aš manau, kiekvieną iš mūsų ratai gali būti visai skirtingi, mes paliesim visai kitus klientus, dėl to darytis apsimoka. Teisingai sakai, Lina, tas pats, ar ne, tas pats produkto pavadinimas. Aš, pavyzdžiui, ar ne, vienas rašys TND placentinis kremas, kitas rašys placentinis kremas veidui. Automatiškai parduotuvė mūsų visa skirtingai mes. Aišku, jeigu mes įvesim Google ar ne, TND ten Lietuvoje ar TND parduotuvė, ten daug išmes. Bet va, aš kaip sakau, tiesiog jeigu mes įvesim, kad ir tą pačią savo parduotuvę kitų pavadinimų, ar ne, aš taip kitko dalyvauju dabar kituose mokymuose, vėliau galėsiu netgi pasidalinti, kaip sukurti puslapį netgi vienam produktui ir su vienu produktu tik tai dirbti, ar ne? Vat, aš tikrai žinau komandoje merginų jau, kur žinau, kur tikrai dirbtų su Volupta, ar ne? Ir aš jau mintį audžiu, kaip tam žmogui padėti, bet mes skirtingai visos pavadinimus darom, mes skirtingai pateikiam tas parduotuvės ir va, pavyzdžiui, kam patinka pas mane pirktis, ar ne? Galbūt nepatiks pas kitas, visos mes turim tų klientų ir jeigu va, tą pačią Facebooką imti, ar ne, tikrai turim skirtingus draugus ir tikrai, kad ir bendri draugai, ar ne, aš tikrai žinau, va, atsiunčia screenshot, ar ne, vienos konsultantės grupiai ten mato reklamą, bet eina pirktis ten, kur jam labiau patinka. Suprantat, už tai mes ir kalbėjom va, praeitas pamokas apie tą patį savęs brandinimą. Kad, va, pavyzdžiui, mano screenshotą galbūt siunčia Ivetai, ar ne, nes galbūt mano nepatinka ten aptarnavimas ar kažkas tai tokio. Mes visos turim lygiai tiek pat klientų ir kitos gal net daugiau. Tikrai nėra konkurencijos, aš jokios konkurencijos nematau mūsų versle, tikrai ne. Aš lygiai taip pat galvoju, mes kai buvom kažkurio metu, vienu metu pasiekusios, tarkim, aš auksinės direktorės rangą, ar ne, ir iš mano miestelio buvo Dovilė, Jolanta, Diana, Grand direktorės. Buvo 3 po 11 tūkstančių ir mano buvo virš 39. Ir kai pagalvoja, ne, tas skaičius milžiniškas, o miestelį gyventojų 4 tūkstančiai. Ne, vis kaip įsiskirsto, visos turėdavom skirtingus žmonės, su kuriais bendradavom, kuriem parduodavom. Tikrai to nereikia bijoti daryti parduotuvės. Aš tikrai galvoju apie ją. Super. Ačiū labai, Jolanta, labai. Tai va, daugiau nematau, ar ne, turbūt klausimų, kaip ir viskas yra.
Aišku. Dar merginos, jeigu kursit ar ne tą savo parduotuvės ir jeigu kokių klausimų ar ne, neaiškumų arba kažkas, jeigu nepavyktų, tai žinot, kur mane rast, gali tiesiog rašyti, skambint, klaust, kažkaip bendrom jėgom vis tiek mes išspręsim. Jeigu kažkas ten su domenais ar kažkas ten su mokėjimais ar ne, kaip sakiau, Payseros, tai tikrai galima rašyti ir tam pačiam Shopify ten konsultantam tikrai padeda ir labai greitai sprendžia. Man kažkada irgi buvo tokia problema su e-mailais, tai nežinau, jie patys netgi, nežinau kokiu būdu, aš net nedaviau savo prisijungimo, bet jie tiesiog patys paėmė ir sutvarkė už mane tą problemą. Tai tikrai buvo labai faina, kai man net nereikėjo iš tikrųjų vargti ir aš galvoju, kaip aš čia suprasiu, nes ten, kai man pradėjo vardinti aukštom materijom, aš net nežinau nei tos domenas, ką reiškia ir taip toliau. Tai jeigu ką, žinot, į ką kreiptis, žinot, kur kreiptis, tai galit rašyti ir klausti. Ir dar, merginos, aš manau, kad šiandien turbūt paskutinė, ar ne, kartą mes susitinkam prieš šventes. Tai noriu visas pasveikinti, kadangi jau turiu tokią progą visas pasveikinti su artėjančiam šventėm, turbūt nebesusimatysim, nebesusitiksim daugiau. Tai linkiu visoms tikrai nejausti jokios konkurencijos mūsų versle. Šventinis laikotarpis yra toks šventinis, ar ne, kad visos dėlioja savo tikslus, planus, siekius ir taip toliau. Linkiu, kad visi jie išsipildytų. Nebijokit svajoti, nebijokit nusimažinti savo tikslus. Taip kad planuokit, svajokit, švęskit ir susimatysim kitais metais. Linda, gal tu nori kažką dar pasakyti? Ačiū labai, tikrai. Aš irgi noriu palinkėti gražių švenčių. Smagiai pabūkit šeimų rateliuose. Manau, kad šiemet tokios bus išskirtinės šventės, tikrai, kad šalia artimųjų arti. O kitais metais mes padėsim dar sausio mėnesį nusistatyti kitų metų tikslus, kad ir tie metai būtų labai labai sėkmingi ir prasmingi mums visoms. Tai gražių švenčių, mergaitės, ačiū labai, kad dalyvaujat. Ir šiandien dalyvauti. Jolanta, labai tau ačiū. Labai labai. Visada prašom. Gerai, ačiū mergaitės ir iki susimatymo. Iki ate.